Noriu pakalbėti apie tokią temą kaip ir plati, konfliktinės situacijas iš skirtingų perspektyvų, nes visi esate skirtingų patirčių, pozicijų žmonės. Ir tas konfliktų valdymas organizacijose plati tema. Ir ją kažkaip išplėtosime. Ir mes ir ką kalbėjom dabar ruošiantis filmavimai. Diana, apie tą vat skraistę, apie jaunimo liniją. Ten turbūt konfliktų nebūna. Tengi visi pukuoti, išmokinti, emociškai išsilavinę. Būna pas jūs ten konfliktų? Ačiū Dievui, taip. Aš neįsivaizduoju, kaip galėtų būti kažkokie tai santykiai, jeigu nebūtų konfliktų. Ir kai aš kalbu apie konfliktus, tai nuo A iki Z pas mus būna konfliktų, kaip bet kurioje kitoje organizacijoje, bendruomenėje ar panašiai. Tai gal klausimas, kodėl pas mus yra tie pukuoti arba dar kitaip, ar ne dalykai, todėl, kad mūsų organizacijoje yra aukštas emocinis intelektas. Tai visų pirma, mes savanorius ruošiam, mokom ar nespręsti konfliktus. Būti su jais, išbūti, suprasti save, suprasti kitą, ten empatiškai atjausti. Ir lygiai taip pat tai galioja ir administracijos santykiuose, tose darbo santykiuose, kurie yra komandoje dėl procesų, dalykų, mano darbas, ne mano darbas, ar ne, padariau, nepadariau laiku. Tai kalba eina, aš ne apie tai, kad konfliktų nebūtų. Man atrodo, konfliktai yra būtini. Klausimas, ką padaryti, kad jie būtų sprendžiami tinkamu būdu. Ir kad nevengtume jų, nebandytume apeiti, nebent kokią krizinę situaciją ir tada gal mažiau ten dylinė su konfliktu. Koks įdomu paskutinė konfliktinė situacija, kuri buvo, taip dabar išplaukė. Ir kas iš to gavosi? Susilpnėjot, sustiprėjot, ką darėt, kažkas ateina? Tokia... Man tai šaudo iš karto daug. Tai galime apsirėžti, kas yra konfliktas. Gal galime susitarti, kas pirmiausia kyla jum, tarkim, organizacijai, ar ne? Pauliau, kas tau? Kas yra konfliktas? Tai, ko žmonės vengia, nemėgsta, nes tas sukelia įtampą, bet mano asmeninė nuomonė ir organizacijų, kurios kažkaip pradėjo palaikyti konflikto kaip artėjimą prie naujų sprendimų tokią kultūrą, tai yra tokia augimo galimybė. Bet kai tu pavardinai Regoras uždavė tuos visus pukuotus ir tu sakai emocinis intelektas, viskas taip gražiai skamba ir aš net tikiu, kad pas jūs organizacijų, kurie apskritai, man atrodo, psichologija yra svarbi šaka, kuria domimasi, apie kurią edukuojama, ten pas jūs mokymų daug vyksta, ar ne? Jūs dirbate su jautriais momentais, su žmonėm, kurie skambina, tai jūs, manau, esate labiau išimtis iš tokios bendro organizacinio požiūrio, tai kas yra konfliktas. Ką man atrodo, pavyzdžiui, Vitalija galėtų geriau atspindėti kaip lietuviško banko atstovė. Koks požiūris į konfliktus pas jūs? Aš tai šiaip galvoju, kad man konfliktas taip asmeniškai ir turbūt daugeliu yra tai, kad jau tokia situacija, kur nėra sutarimo, kur jau, nesusitarė dvi pusės ir jau viskas ten kryžima, ne? Tai aš labiau norėčiau kalbėti ir organizaciją, ką matau, tai daugiau ne konfliktai, o diskusija. Aš norėčiau kalbėti apie tai, kad ar yra organizacijai vietos diskusijoms, ne? Nes tik per diskusiją tu randi tą geriausią sprendimą, efektyviausią kelią, nežinau, sutarimą, tik taip gali nupirkti idėjas naujas, pavyzdžiui, patikėti naują strategiją, ne? Tik tai klausdamas, diskutuodamas ir surasdamas tuos atsakymus. Tai aš kažkaip galvoju, kad daugiau mes kaip organizacija fokusuojamės į tą diskusiją, į tą bendradarbiavimo skatinimą, sutarimą, ne? Ir jau tas konfliktas kaip toks, tai jau toks, taip norėtųsi tikėtis, kad tokių yra mažai ir jau tik tada reikia būtent įsikišimo ar HR, ar vadovų, ar kažkaip, kur jau nėra to bendro sutarimo. Tai ir mes fokusuojamės daugiausiai į tą
diskusijos skatinimą ir tą bendradarbiavimo užtikrinimą visoje organizacijai. Tai kuo skiriasi konfliktas nuo diskusijos? Čia visiems klausimas šiaip yra. Man yra diskusija, kur vyksta pokalbis, ne? Pokalbis, kur visi laisvai gali užduoti klausimus, kokie tik jie bebūtų, nėra kvailų ir nėra labai protingų, ne? Kad galimybė užduoti klausimus ir gauti atsakymą. Ir turėti šiek tiek kitokią nuomonę, bet ieškoti to bendro sutarimo. Konfliktas, mano galva, yra tai, kai dvi ar daugiau pusių neieško to bendro sutarimo, negirdi vieni kitų ir diskusija nevyksta. Tai tada yra skirtingos pozicijos ir nieko bendro tada. Tai ir dar kokia neigiama emocija šalia. Aš ir pritarčiau Vitalijai ir šiek tiek paoponuočiau. Diskusija yra puiku. Tikrai turbūt kiekviena organizacija supranta, kad jeigu iš viso tylėsim ir užpudruosim, tai tikrai bus negerai. Bet mano akimis ir mano praktikoje tikrai ne visos diskusijos išsisprendžia, nes yra užprogramuotų dalykų, kurių tu negali galbūt pakeisti iš karto ir tai tikrai kelia konfliktą. Tarkim, resursų konfliktas, ar ne? Kažkoks padalinys kažko nepadaro kitam dėl to, kad neturi laiko, nesilaiko terminų ir taip toliau ir iš karto kyla konfliktas. Pareigybių konfliktas, kas turi padaryti tą ir tą. Vat visai neseniai diskutavom, tai kas vis dėlto turi instruktuoti darbuotojus, naujus ir periodiškai, kieno tai yra atsakomybė. Neaišku. Ir tada kyla konfliktas. Ir tada man kolega sako, man atrodo, čia kyla karas. Jau nėra tokia jauki situacija, greičiausiai baigsis diskusija, bet jau yra tokia užprogramuota šiek tiek konfliktinė situacija. Vertybiniai konfliktai. Vis dėlto, kuo didesnė organizacija, tuo galbūt žmonės... Aš atsiprašau, aš noriu įsiterpti, nes tavo labai, kolega sako, ne kieno darbas, kyla karas. Nu ir ką, emocinis intensyvumas padidėjęs, bet jūs aiškinatės, koks turėtų būti optimalus procesas, ar ne? Jūs pastebėjot, kad kažkas organizacijų nevyksta, neaišku, kieno atsakomybė instruktuoti darbuotojus ir jūs bandote tą procesą pataisyti. Ir aš labai bijoju, ar be konflikto, kur atsiras toks nuoširdus rūpestis, kaip čia turi būti geriau, mes galim pasiekti sprendimą. Būtent, nes diskusija kartais būna tiesiog mes padiskutuojam ir išsiskiriam, o kai jau mes turim konfliktą, į kurį mes įsitraukiam asmeniškai ir man skauda, ir man rūpi, ir aš pykstu, tai tada aš esu labai suinteresuota išspręsti. Ir tada mes susitinkam ir galim gana karštai padiskutuoti ir galbūt irgi rasti sprendimą. Tai čia tie dalykai yra labai susiję. Galbūt emocinis fonas skiriasi šiek tiek. Bet jūs ieškot sprendimo per pokalbį, per vis tiek diskusiją. Dažniausiai. Bet ieškot sprendimo. Dažniausiai. Mano galva konfliktas, kai jau to sprendimo nieks nenori ieškoti, ne? Reikia arbitro. Bet dar būtinai, nes konfliktas gali būti gera įžanga, ta prasme, mes susiginčiam, pavyzdžiui, su Pauliumi. Iš esmės, ta prasme, ir jeigu rūpi, emocijos kyla, nes man konfliktas labiau jau ir su emociniu tokiu ateina krūviu, ar ne, nes va tuo ir skiriasi, nes diskusija, jeigu aš galiu pasakyti nuomonę, čia padiskutuosim, bet mums finale nereikia kažko priimti. Nereikia šiandien priimti kažkokio sprendimo. Pasakysim nuomonės ir visą kitą. Organizacijose kartais būna karštų temų, turbūt ir resursai kažkokie, žmonės tam tikri ten, paaukštinimai, daugybė dalykų, ką į mokymus siūsti tą ar tą, jeigu biudžetas ten siauresnis ir taip toliau. Konfliktas, man atrodo, yra labai gera pradžia, ar ne, pajudėti, nes jisai kūrė energiją, jisai kūrė tokį rūpestį, ar ne, įdomu yra, taip toliau. Bet toliau galim pasižiūrėti, ar iš konflikto rutuliojas diskusija ar karas. Vat man iš čia gali būti, kad išeitis, aš pačio konflikto neneigiu, kad čia kažkas blogai, nes jis man nesiasocijuoja. Jis natūraliai. Jeigu užverda kažkas, aš nepritariu, tarkim, kažkam ar ne, tai viduj toksai. Tai va čia prasideda visas įdomumas, man atrodo, kaip organizacijoje reaguojam, ar ne, nes jeigu jie nekyla ir neužverda kraujas, ir tokia neatsiranda, dabar aš noriu įrodyti savo, man truputėlį kvepia tokia dirbtinė harmonija. Nekalbu būtinai apie kažkokią organizaciją, bet tokia, gerai, patylėsiu, man čia geras darbas, gera alga, aš nesigilinsiu. Man ten, kur žmonėm dega akis ir truputį verda kraujas, bet jie moka valdyti tą konfliktą ir jis tampa diskusija, man atrodo, tas kelias yra sėkmė. Bet konfliktas neturėtų būti pagrindinis variklis organizacijos. Ne? Šiaip, nes nebūtų sveika atmosfera, jeigu tik tai per skaudulius organizacija spręstų, priimtų sprendimus ir ieškotų efektyvių kažkokių būdų veikloje ar panašiai. Tai yra kaip ir gera priemonė, taip, nes tai parodo, kad tau rūpia, jeigu tau iš tikrųjų kelia tai kažkokią didesnę emociją, bet
Ne tai turėtų būti, ne organizacijos pagrindinis. Tikrai tikslas, be abejo, nėra tikslas tiesiog konfliktuoti, bet tai yra neišvengiamybė ir aš pritarčiau Dianai, kad labai svarbu, o tai kaip mes tą sprendžiam, kuo baigėsi konfliktas, vat, ar mes jau jo nebesprendžiam ir išsiskiriam, ar mums reikia arbitro, ar mums reikia konsultanto, ar mums reikia vadovo įsikišimo, nes kalbant apie personalo įsikišimą, tai jisai tikrai būna jau ne pirmoji dažniausiai instancija, jau būna vėlesnė. Jeigu kyla konfliktas, tarkim, tarp darbuotojų ir vadovo, tai jie išsisprendžia dažnai patys. Bet jeigu jie neišsisprendžia, tada atsiranda personalas, tada atsiranda netgi, gali būti ir vadovas ar net įmonės vadovas, kai jau tai auga, kai neišsisprendžia. Tai čia vat ir atsiranda ta kultūra, kuri arba padeda mum, arba trukdo išspręsti konfliktą. Turiu klausimą tada visiems. Nu, vat visi atrodo, kad suprantama, ne, šitam burbulė, nu, kaip ir reikia ir pasitikėjimo, reikia pasitikėjimo, reikia, nu, tarkim, ar ne, to vat diskusijos, čia labai geras kelias. Įsivaizduokim, nežinau, kokiam regione įmonė. Šiaip sakau, ne dėl to, kad Vilniuje nėra, bet ten truputėlį kartais daugiau, tokia mažesnė. X metų dirba žmonės, ar ne, ir ateini pažiūrė, nu čia mano išmokymo vedimo praktika, nu atrodo, wow, kaip viskas gražu ir gerai. Nu, nieks visi pritarė, linksi, paaiškėja, ar ne, kad, nu tiesiog net klausimą bijau užduoti, ar ne. Ir nėra jokių konfliktų, tai čia gerai. Skamba. Per vieną tokį didelį badą Kinijoje, kur visi bijodavo pasakyti, kad neįmanoma kvotos pasiekti užauginamų ryžių, viskas pasibaigė kiek ten, 30 milijonų iš bado mirusių žmonių. Tai aš manau, kad vienareikšmiškai tai yra negerai. Bet kodėl tu nenori paprieštarauti? Kai tai jau sako kažką, su kuo tu nesutinki, ir jeigu esi integralus darbuotojas, nu, tau natūraliai turėtų rūpėti, bet tu nepasakai. Aš tu bijai. Kad tai yra taip regioniškumo dalykai, ne, tai kiek tu turi galimybių keisti darbą. Vienas dalykas tai nesaugumas. Taip. Ir dar kartų turbūt skirtumas, nes, na, jauni žmonės, jie dabar įpratę, kad jie gali rinktis ir jiem tikrai tų pasirinkimų galimybių yra labai daug ir nebėra problema keisti miestą, keisti aplamai savo lokaciją, ne. O vyresnės kartos žmonės labiau brangina savo darbo vietą, kaip taisyklė. Na ir dėl to tų... Tai gal ir organizacinės kultūros klausimas, aš labai pritarčiau. Man ir ta diskusija ir atrodo, kad tai turėtų nukrypti, tai kokia turėtų būti ta sveika organizacinė kultūra, kad išgirdę žodį konfliktas, nepultume nugintis, kad jų nėra, arba blogai, tipo jo, taip, tokia mina po stalu ir po to čia sprogimas. Jeigu kiekvienas mūsų dabar konflikto apibrėžimą parašyta, tai jis būtų labai labai skirtingas ir skirtingoms pavoms, kalbant apie organizaciją, tai jis dar platesnis. Nes, nu, aš jaučiu, va, tai Paulius žiūrėtum, galvoju, žodis konfliktas, tai man tai su kaifu kažkaip asociuojasi būtų. Vienareikšmiškai. Jo. Ta prasme, man konfliktas yra kaifas, manęs dėl to net mano šeimoje truputėlį nemėgsta, nes aš manau, kad per konfliktą aš artėju prie tiesos. Aš niekada nepuolu žmogaus, aš niekada nepuolu tenais, nežinau, kažkokios reputacijos, bet aš puolu idėjas. Ir aš, man atrodo, galiu grynintis idėjas tada, kai aš agresyviai, nes toks mano stilius, ar ne? Mes galim pašnekėti ir pukuoti, išsiskirti, bet ar mes turėsim kažkokį tokį rezultatą. O kai aš einu su energija, argumentais ir net puolimu kartais, paaiškėja ribos. Čia dar, žinai, tas momentas, kai tu, kaip sakai, atakuoji idėją, daugelis mūsų asocijuojame save su idėjomis. Ir va čia dažnai ir tu kažką, nu, paklausai, jeigu manęs, tai aš asmeniškai tai priimu, čia tokia pavojinga riba, kuri gali privesti prie konflikto. Ir organizacijose aš manyčiau, kad tos brandos dar tikrai nėra labai daug. Ir pasakyti, va, tarkim, aš puolu idėjas, tikrai ne visi moka, sako, tu blogai padarei, čia nesąmonę sugalvojai, tu nepadarėjai, tai iš karto būna tu, ir tai yra iš karto nebe idėja, o žmogus. Tada žmogus ginasi, tada konfliktuoja, tai nesutikčiau, kad tai yra tik tai pozityvus dalykas. Kyla neigiamų emocijų, kyla užslėptų minčių, kyla neišsakytų dalykų. Tai kalbant apie organizaciją, labai dar kartą antriciu, kad kultūra, kiek organizacija yra atvira, kad galima konfliktuoti. Iš esmės, kiek organizacija sako, kad tu gali išsakyti savo nuomonę. Kiek sako, kad tu gali pertraukti, kiek sako, kad tu gali įsiterpti. Tai iš esmės net atėjusi organizacija matosi, kaip žmonės bendrauja. Koks formalumas, koks atstumas, kiek atidarytų durų, kiek uždarytų durų. Ir tada tu jauti, ar direktoriui tu gali pasakyti, kad aš taip nemanau, ar niekada tu to nepasakysi ir tylėsi ir šypsosies. Tai labai labai vidinė kultūra, manau, svarbi.
kuri, man atrodo, neretai prasideda nuo to, kaip vadovas žiūri į konfliktus, kiek jisai leidžia savo būti pažeidžiamu ar ne. Čia tokie, gal, kadangi abstrakčiai kalbam, pavyzdys iš tokios teisininkų agentūros, kur vadovas aptarinėdamas kažkokią bylą, čia yra tikras atvejis, tiesiog aš nesakysiu kokią kompaniją, kad jisai pasako visiškai, kas yra priešingai parašyta kažkokiam įstatymė. Ir jisai stebi reakciją, kaip kiti jo teisininkai tą dalyką reaguoja. Ir jie taip linksi. Ir praeina pusę valandos ir jisai sako, žiūrėkit, vat, kur tą dalyką aptarinėjom, ar atsimint, kas tai, taip atsimenam buvo. Ten viskas okei, viskas okei. Sako, hebra, žinai, taigi visi žinot, tai kodėl jūs taip? Nu, nes man atrodo, vat, aš nuleidžiu, kad yra hierarchija, yra norma, nenorim įtampos, nieko nedarom. Čia labai geras tavo pavyzdys, žinai, aš turiu, tą tokią, kaip kokių 12 metų teisinio darbo praktiką, tai man, pavyzdžiui, vadovo darbė labai padeda, aš sugalvoju tą priešingą variantą, negu tikiu, tarkim, sakau, kad konfliktų negali būti organizacijų, ar ne, ir tikrinuosi, ir tada matos, kad jeigu diskusija kyla, faina yra, tai aš tik įsitikinu su savo komanda, kad mes apsvarstėm priešingą nuomonę, jeigu nėra ir visi taip, linksėtų, aš tikrai galvočiau, kad kažkas nėra gerai. Bet ko, nesvarbu, nes norisi, kad žmonės nebijotų pakelti akius, ką tu čia sakai, nesvarbu, kas tu esi, nesvarbu, kokia tavo pozicija, kad nebūtų tas vadovas ir visi po to išėję prie kavos aparato, su pirštu į smilkinį sukiojant, sako, tas jau viskas jam žurnėt. Tai man atrodo, kad gal konkretus pavyzdžiai padėtų tokie, mums čia suprasti, kur tie konfliktai ir ką daryti, kad jų būtų, bet jie būtų tie, kur negazdina. Kur veda į priekį, man gal Pauliaus labai patiko ta mintis, kad konfliktas leidžia atrasti geriausius sprendimus, jis sukuria energiją, argumentus tada ar ne, nes tu pasiruoši, tu apgalvoji daug daugiau dalykų, negu taip daugiau mažiau čia. Taip viskas kaip. Gerai, žiūrėk, aš atsiprašau, bet kadangi čia mane jaudina, tai aš, pavyzdžiui, dabar aš užimu poziciją, ne, konfliktas, kad yra gerai. Ir dėl to, kad aš entuziastingai šitą poziciją ginu, tu, žinai, irgi randi argumentų, kad gali atsirasti toksiškumas, tenais gali santykiai, gali kažkokie neišspręsti ir mes atrandam gyvybę tame dalyke. Arba mes kaip HR žmonės, kaip laidos vedėjas, kaip konsultantas, visą kitą, konfliktai, gerai, blogai tokie valdymo stiliai, visą kitą tada. Ir aš nežinau, ar tada judėjimas atsiranda. O aš čia dar kartelį grįžtu, man atrodo, konfliktai yra daug gyvybės, daug emocijų, emocijos mus motyvuoja. Ir tada meistrystė tiek vadovo, tiek pačių žmonių naviguoti atitinkamai. Aš tada irgi grįžtu prie to paties, kad konflikto turbūt įvertinimas įvyksta tada, kaip mes jį sprendžiam. Ir iš to aišku, ar jisai mums yra gerai, ar yra blogai. Nes jeigu mes jo ir neįsprendžiame, ir jis liko toksiškas, ir jisai kažkur tai užsibaigė, arba nukirto ir pasakė, kad čia tokių dalykų pas mus nediskutuojami, tai nemanau, kad ta energija bus pozityvi. Bet jeigu vis dėlto mes susitikom, susikonfliktavom ir išsprendėm, tai tikrai būna, kad išeini iš konflikto su labai gera energija, su sprendimu. Ir kai būna kartais, geriausi draugai būna tie, kurie kažkada būna rimtai susipykę, rimtai išsiaiškinę, atvirai ir tada po to jie randa tą bendrystę, kuri būna daug stipresnė negu tų, kurie niekada neturėjo tokio artimo santykio. Nes konfliktas mus leidžia į artimesnį santykį, leidžia į tokį šiek tiek atvirumą, nes savo emocijom aš parodau, kas aš esu, kaip aš pykstu, kaip aš paraustu, kaip aš realiai argumentuoju ir tada, tiesiog ir mano pašnekovas tampa daug atviresnis. Ir tada, jeigu mes užbaigiam pozityviai, tai mes daug artimesni vieni kitam. Bet įdomiau, tada aš jau turiu klausimą. Ir vėl mes kalbam tai fainai, kad, tokie truputį iš tų rožinių burbuliukų, kad fainai ten konfliktas išsprendėm gerai pozityviai. Tai mano klausimas gal mums visiems, ar ne, toksai platesnis, kokių konfliktų, jeigu kyla organizacijai, jau matom, kad nereiktų spręsti, nieko nebus iš to, ar ne, ir ką tada daryti? Kaip plačiau, nes, pavyzdžiui, kai yra tų nuomonių, tarkim, aš čia užbėgsiu už akių, gal taip, kaip mes, nežinau, aš turiu vieną nuomonę, ten Paulius kitą tam tikrų darbo klausimų, padiskutuojam, įsiaiškinam, jeigu vyksta diskusija, ten, kad ir nesutarėm dėl taip 100%, bet jeigu leido pasisakyti man, aš tikrai turbūt įsitrauksiu, padėsiu Paulius tais darbais, nors netikiu, bet mane išklausė. Tai aš labiau būsiu įsitraukus. Nes tu santykis yra svarbiau, o ne rezultatas tame momente. Tarkim, tuome momente taip, bet galų gale suprantu, kad jo, galbūt ne visada aš esu teisi. Mano klausimas, tai čia tokie darbiniai dalykai. Kada organizacijoje mes ties konfliktu, sustojam ir sakom, va čia nevaldysim jau šito konflikto, reikia sprendimų. Tai žinom, kad jis yra ir paliekam.
Nebūtinai. Kažką darom, ar ne? Ne tik paliekam, nekišam po stalu, ką darom, kai matom. darom? Gerai, sakysiu, man atrodo labai sunku, kai yra vertybių skirtumai. Čia bandau link to prieiti, ar ne? Ir tada gali turėti, kaip sakai, visą, nežinau, meistrystę konfliktų valdymo, ar ne? Ką tokiu atveju, Aušra, nežinau, man tavo nuomonė įdomi. Ką Arba daryti? vertybių, arba aš sakyčiau, būna, vis tiek kartais pasitaiko organizacijoje tie vadinami toksiški žmonės, kur tiesiog jam taip išeina konfliktuoti. Ir dažnai būna ta diskusija, kad kaip nekeista, dažnai tai būna puikūs specialistai, tobuli pardavėjai labai gerai daro rezultatą, arba puikūs vadovai, rezultatai puikūs, bet kaip žmogus jis yra tikrai toksiškas ir jis turi konfliktą su to ir su to. Ir tada kyla klausimas, tai ką daryti, tai ką dabar su juo daryti. Ir jau spręsta, kalbėta, ir žinai, kad žmogus nepasikeis. Ir mano akimis va čia ir atsiranda ta riba, kurią turbūt sprendžia jau vadovas, ar toksai žmogus organizacijai vertingas. Nepaisant to, kiek jis atneša pajamų, kokia yra jo kompetencija, ar tikrai jisai komandos negadina, ar tikrai jis nedemotyvuoja tų visų, su kuriais jis konfliktuoja. Ir aš galbūt daugiau kalbu ne apie konfliktą tokį, kai susitiko interesai, mes susipykom, rytoj mes gersim kavos, o apie tokį sistemingą, kur tiesiog vertybiškai žmogus yra galbūt ne tos organizacijos žmogus ir jisai tiesiog visą laiką turi neigiamų pastabų, visą laiką turi kaip pabarti, o ne pagirti. Turbūt suprantate, apie ką kalba eina. Tai mano irgi buvo klausimas, tai ką darot su tokiais žmonėmis organizacijai? Aš galvoju, kad manęs kaip ugdymo žmogaus gal ne manęs reikėtų klausti, bet aš šiaip galvoju, kad turbūt yra svarbu organizacija aplamai kaip save pozicionuoja, tai tos vertybės organizacijai, tai jos yra gyvos, ne? Tai mes galim sakyti, kad mūsų organizacijai visi turi vadovautis ir vadovaujasi iš tom vertybėm ir tikrai šitas iškrenta iš konteksto ir mes turim spręsti su tai žmonėm, ką daryti, ne? Visi elgiasi nevertybiškai. Tai tu gali daryti tokį matą, jeigu iš tikrųjų organizacijų vertybės yra gyvos ir organizacija iš tikrųjų jomis vadovaujasi, yra vertybės gyvos, ne, visame kame, tiek procesuose, tiek elgsenoje, tiek, kiekviename veikloje ir sprendime, tai tada gali taip. Nežinau, tai apie tas vertybės, taip, mes šiaip kiekvienas turim savo vertybės ir daugelis turbūt turim kažką panašaus bendro, ne, bet jeigu taip giliau jau pasikapšus, jaučiu tikrai, kad skirtumų atsirastų, bet aš tikiu, kad mes tikrai galėtumėm dirbti kartu, jeigu dar mus jungtų kažkokią kepurę, ne vėliavą, prasmė dėl kažkokia organizacija, pavyzdžiui, jaunimo linijai, ne, mes tikim, turim kryptį, kažkokį, turim tą tikėjimą ir mum pakeliui. Ir tos vertybės, kurias puoselė organizacija, mums irgi yra, kaip čia, pakeliui priimtinos, mes dar gal šalia turim kažką dar ir savo, kažkiek tai, bet nesipjaunam. Tai tada mes galim kalbėti tą diskusiją, tai ką darom čia su tokiais žmonėm, bet nežinau, tikrai nedaugelį organizacijų tos vertybės yra tikrai aiškios ir gyvos. Ir taip įvardintos, nes iš mano pusės, atsakysiu iš HR, tai paprastai tai būna labai sunkus sprendimas. Nes lyg ir tu viduje jauti, kad tas žmogus netinka, bet nėra jokių kaip ir objektyvių kriterijų, kodėl su juo reikėtų atsisveikinti, kodėl jisai vis dėlto netinka, bet jis tokį gerą rezultatą neša, tai gal atleiskim už jo tą aroganciją šiek tiek, bet kiek jisai padarė pardavimų ir taip toliau. Ir mano idealiu atveju aš norėčiau, kad pati komanda tą žmogų arba padėtų į vietą, arba išsiųstų iš organizacijos, bet tai yra tikrai labai sunku. Iki tol labai sunku nueiti. Ir man atrodo, čia labai geras ir, žinai, pavyzdys, ir ten kažkokie santykiai ten prasideda su vienu, su kitu, kažkokie mini konfliktai, ar ne? Ir komanda, žinai, aš tik pagalvočiau, mato, bet ką daro. Ir čia vėl grįžtame į organizacinę kultūrą iš tikrųjų. Taip. Ar komanda apie tai kalba? O ką galvoja apie tai vadovas? Tai kodėl vadovas nieko nedaro? Tai ir čia tada... O gal vadovas sunku yra? Vadovai yra sunku ir pagalvojat. Reikia rezultato iš tavęs ar ne, ten nesvarbu, ten akcininkai, nežinau, valdyba, belikas prašo rezultato. Čia atrodo Dieve ir vėl kažkokie santykiai. Ir rezultatas yra, ir čia žvaigždė. Ne, žvaigždė ir visą kitą. Bet aš tai galvoju, mano praktikai buvo labai patys skaudžiausi atvejai, tai atsisveikinimas su žmogum. Tuo, ne to žmogaus noru, ne tuo bendru sutarimu, bet kai matai, kad kažkas vyksta ne taip,
tų sprendimų, tikrai sunkių yra, bet su žmonėmis jie yra man bent jau asmeniškai sunkiausi, bet aš dabar savo atradau tokį dalyką, kai ieško atsakymo, ką daryti toje situacijoje, kai rezultatai geri. Ar šita situacija visa kaip, full tokia, veda organizaciją į priekį ir nestabdo ir veda atgal. Ir tada kaip greit ateina atsakymai, žinok. Tikrai, va toj situacijai, kai prasideda toksiški tokie pasibadymai adatėlė, čia Pauliui, čia Aušai, nes aš labai gerus rezultatus darau, čia Jegorui, tu kumštelsiu, paaiškinsiu. Man atrodo, kad jeigu aš atsakyčiau savo, kad su tuo vienu žmogum aš galiu visi, tiesiog dviese dirbti ir pasiekti rezultatus, tada okei. Bet jeigu tam reikia daugiau žmonių, tai tikėtina, kad reikia atsisveikinti su tuo žmogum. Nes jis taip greit nepasikeis. Va čia mes nueinam į tą, kur žmogaus nepakeisim. Mes galim pakeisti nuomonę su argumentais, galim pamokyti elgesio, jeigu jis tiesiog nemoka elgtis, ar ne, ar dar emocijų nemoka išreikšti. Galim skirti laiko, dėmesio su HR, su ugdymo vadovais. Pas va konsultantas super nueiti, ar ne, gal godopogo pasidaryti sesiją, pažinti vienas kitą labiau. Bet jeigu žmogus nemato, kad kažkas yra ne taip, jeigu vertybiškai galvoja, kad yra labai daug dalykų, gal jo asmeninių ir gali būti, kad tuo metu organizacija nepajėgi gilintis ir spręsti, nes jis ateina su savo patirtim krūviu ir gali būti, kad ten pasitėn labai daug reikalų. Bet tuo metu arba priima sprendimą investuoti jos su juo kalbėtis ir ten tikrai gal padėti su psichologu ar dar kažkuo, nežinau, kokiu coacheriu atrasti ten sprendimus, arba atsisveikina, bet reikia sprendimo, nes kas blogiausia, va šitą visą košę virti, tipo vadovas, bet vadovas, aš tik šiaip pasakysiu, dažniausiai atveju galvoja ir jam labai skauda, tai čia ginu visus vadovus, nes mato, bet kartais, taip sunku vienam ten viską tvarkytis, tai labai gerai, jeigu geras HR-as yra. O gal nereikėtų vienam tvarkytis? Jeigu aš esu, žiūrėk, aš tokį konkretų irgi keisą turiu, va toks toksiškas žmogus, ar ne, čia galim kažkokią ten asmenybės tipologiją jam, jis yra padalinio vadovas, jis yra kaip pardavėjas, jis neša nuostabius rezultatus ir jisai kitus vadina negražiais visokiais žodžiais. Tenais mergaitė, berniukas, toks anoks, bet jisai savo darbe yra nuostabus. Ir tada, kas šiuo atveju buvo padaryta, atsirado vadovas, atsirado jis ir atsirado jo komanda prie vieno stalo. Ir iš trečio karto jie pradėjo kalbėtis. Jisai pradžioje gynės, jisai, ką čia žinai, o ką tu padarai organizacijoje, aš nežinau, 50 milijonų pardavimų per metus, žinai, jisai pradžioje nenorėjo girdėtis. Bet mano kaip jo padalinio darbuotojo atsakomybė irgi, aš lygiai taip pat esu atsakingas už kultūrą, kaip ir vadovas, kuris priiminėjo tą didį sprendimą, ar atleisti, žinai, ar ten kažkaip, samdyti coacherius, ieškoti kažkokių sprendimų. Tai man atrodo, visos trys šalis, jos turi atsirasti į didžiulį konfliktą ir po kelinto karto tas žmogus, kuris negirdi kitų nuomonės, pamato, kažkas čia netaip vyksta. Aš taip gerai varau, o kodėl čia neveikia? Tai man apie tokią, žinai, pasidalintą atsakomybę ir ta empatiškas tavo reagavimas toksai, kad vadovam čia yra galvos skausmas taip, bet man kaip žmogui, kurį žemina ten vadina, kuris yra po juo, man irgi yra galvos skausmas. Taip, bet čia Pauliui kultūra ateinam, ar ne? Kokia ta kultūra? Ar toj kultūra yra tokių tikrai organizacijų, ar ne? Mes dar matom, kur mergaitės, berniukai ir toliau dabar, ar ne? Viskas vyksta ir visiems gerai, ir visi ten dirba. Ir, tarkim, tai tada gal žinai, kaip žiūrime darbą. Bet jeigu toj kultūrai jau mes pasišnekėjom apie 3 ratai ir tas žmogus dar nesupranta, bet rezultatai tobuli. Tai ką darai? Žiūrėk, vartoju gražų žodį Aušra, klestėjimas, ne? Kaip aš apibrėžiu organizacijos klestėjimą? Ar mano klestėjimas yra laikausi vertybių, ar mano klestėjimas yra laikausi vertybių 30%, 70% pelną dar, ne? Kaip aš tą dalyką apibrėžiu? Organizacijų, su kuria aš dirbu, man yra ten vertybė 70%, bet daugumai organizacijų, man atrodo, taip nėra, nes tik tai ir pelno orientuotas dalykas. Tai aš užbaigsiu, ne? Nes tu uždavė, ką tu darytum. Aš nieko nedaryčiau, aš sėdėčiau prie stalo ir žiūrėčiau, kas vyksta. Ir žiūrėčiau, kaip kapojasi žmonės, kaip tenais išsigrynina kažkokios ribos ir tą tešiu maksimaliai ilgai. Jeigu man iš tikrųjų rūpėtų tas tvarus galutinis rezultatas. Bet tas maksimaliai ilgai iki kokio taško? Kol mes arba išsitaškom ir jisai pats išeina, kaip sakote, ne, tas kažkoks toksiškas žmogus, arba jisai pradeda girdėti, kaip kiti jaučiasi, ko aš noriu, ten, nežinau, kaip vadovas ir visą kitą. Aš galvoju, kad nežinau, kiek organizacija gali sau leisti turėti tokią prabangą, leisti ilgai ten putoti, nes kenčia visą kitą. Tie žmonės, kurie yra tam diskomforte ir tam konflikte ir kiekvienas tą konfliktą perkelia skirtingai, ne? Vienam tai tiesiog fone vyksta ir čia kažkaip išsispręs, bet aš dėl savęs esu ramus, aš ten darau ir čia
kažkada bus geriau. Kitas labai įsitraukia ir labai, emociškai išgyvena, ne, turi tada, galimai daug abejonių, daug negatyvių jausmų, tu negali sutelkti tada kitiem darbam, galimai tą parsineši ir namo ir žinai, gadina gyvenimą, kraują gadina. Tai va, ir tada, yra didelė tikimybė, kad tu prarasi tuos visus kitus žmonės, jeigu per ilgai užsitęs tą... Gangrenuojančią koją nupjauti reikia. Taip, tai va, kiek tas, žinai, aš tikiu, kad kiekviena organizacija yra skirtingai, net tai pačia organizacija skirtingose padaliniuose gali būti skirtingas tas laikas ir ta komforto zona konfliktui tęstis, bujoti ir spręstis. Tai va kažkaip turbūt nėra vieno atsakymo, kiek ten kas, o dėl vertybių, ir mes kalbam ir vertybės ten 3%, 7% pardavimai. Aš galvoju, kad jeigu organizacijų vertybės iš tikrųjų gyvos, tai jos eina ir išorę. Tikėtina, kad mūsų ir klientas mus renkasi pagal tas vertybės, kurios organizacija transliuoja. Tai idealiam pasaulyje klientui toks pardavėjas turėtų netikti. Irgi, turėtų nebūti tų pardavimų tokių. Čia labai labai idealiam, aišku, taip. Bet jis gali būti kaip pardavėjas toks nuostabus, ta prasme, ir jo dėl to ir yra labai geri rezultatai. Truputėlį būna, kad mes apie tai ir kalbam. 2% psichopatų yra nuostabi. Ne, jūs juokitės, bet aš juos susitiku gyvenime, jie yra nuostabiai žavūs. Taip. Ir tu negali patikėti, kad šitas ten vyras, kuris tave taip jau čiupinėja ir čia tave glosto ir visa kita, jisai paliko ten, žinai, žmoną, atėmė iš jos visą turtą ir tenais visa kita. Tiesiog taip neapsijungia, žinai, bet jisai moka ir toks būti, ir toks būti. Ja, bet ką aš pastebėjau mūsų diskusijoje, kas man užsifiksavo, kad yra labai svarbu, tarkim, kad sprendžiant konfliktą, kad visos pusės suprastų, kad yra problema. Nes kol mes nesuprantam, kažkuri pusė nesupranta, joks sprendimas nevyks. Tai ką ir išgirdau, kad labai yra svarbu susirinkti prie vieno stalo, išsidiskutuoti, išlieti tas visas emocijas, bet kol kažkas nejaučia, kad yra reikalas, tol ir nesusirinks. Ir čia visą laiką kyla klausimas, o kieno tai atsakomybė šitą reikalą pajudinti? Ar ta pusė, kuri yra labiau nukentėjusi, turėtų kelti ranką ir sakyti, kad taip neturi būti, ar tai turėtų personalas, nes aš prisiimu tą atsakomybę, kad personalas turbūt organizacijoje irgi yra ta vieta, kur tie žmonės, kurie turėtų matyti, girdėti, tie žmonės, pas kuriuos būtų galima ateiti, pasisakyti, kad kažkas yra negerai ir tada kaip ir jų funkcija būtų eiti toliau pas vadovą ir sakyti, kad norėtumėm šitą klausimą pakelti, pasikalbėti, susijungti į diskusiją. Kažkas turi to imtis ir turbūt personalas gali būti tas žmogus, tie žmonės, kurie to vaidmens imasi, nors nėra jisai lengvas. Arba vadovas. Jo, bet galbūt, žinai, vėl galim to idealioje organizacijoje, tai kiekvienas sėdintis prie stalo, jeigu jam nepatogu, ir jis gali sakyti, stop, žiūrėkit, ar ne, kaip, nežinau, ugdymo įstaigose, vaikų darželiuose moko, ar ne, stop, man nemalonu, kalbam, kas vyksta. Labai gerai, ir čia yra tikrai vienas, sakyčiau, aukščiausių lygių. Taip, pasakyti, bet man atrodo, kas labai svarbu, tai kad kaip pradžiai kalbėjom, jeigu tas darbuotojas apskritai žino, kad gali bent jau su savo vadovu to pagrindinio pasišnekėti, to one-on-one metu, ar tiesiog identifikuoti, kad žiūrėk, jau susirinkime, ten negalėjau pasakyti savo nuomonės, ten, nežinau, mane pertraukė 3 kartus, ten ir aš tikimu labai paprasta situacija, bet ir tada, žinai, jeigu jis šitą turi dalyką, tai tada ir vyksta, man atrodo, procesai organizacijoje, nes jis gali pasitarti, ne kiekvienas yra taip jau drąsus, nežinau, irgi užtikrintas, kad galėtų, bet jeigu yra pasitikėjimas santykis su vadovu, mano galva tai yra didelis žingsnis jau, kad tai gali judėti priekį, ar ne, va šitoj vietoje. Ir tada jau truputį kartu su vadovu dalinantis tą situaciją, ar dar stebim, gal čia vienkartinis atvejis, ten netikėtai, ar gal pabandyk pats pasikalbėti, gal nedrąsu, ar ne. Tai va tada vadovas irgi atvažiuoja. Vadovas tada sužino, ko iš jo darbuotojas norėtų, ar jis norėtų pagalbos, ar jisai norėtų užtarimo ir tada galima judėti toliau. Bet realybėj, Pauliau, ne, kaip tai? Labiausiai mėgstam aukos pozicijoje atsidurti, nes patogiausia aplinka kalta, tas kažkas turi už mane tai padaryti. Ir tikrai, ir kiekvienas, neklausit savęs kiekvieną kartą, o ką aš galiu padaryti, kad čia būtų kažkaip kitaip. Lieki tuos 120 greičių daugelis, ne, ir ta vaga, ir
Ir vat, labai lengva tada įkristi į aukos poziciją, nes va čia Niekas nėra nepadaro. etatų, kažkas nesuplanavo, ne? Nėra rinkoje darbuotojų, kažkas kitas kaltas, ne? Nu, čia tokia įtampos turbūt taškas Lietuvoje, ne? Kur tu Ir tada skambina Jegorui, sako, reikia team buildingo kokio nors. Tokio valandos. Tai va, toks ir tikrai ne kiekvienas eis. Būtų naivu tikėtis, kad kiekvienas darbuotojas sėdės ir galvos, ką aš galiu padaryti. Aš dabar eisiu pasikalbėti su vadovu, eisiu į HR, eisiu kalbėti su to žmogum, kad jis man labai nemalonus, jisai mane ten pavarė kelis kartus, bet aš eisiu su juo vis tiek kalbėtis, nes, skirsiu savo laiką, dedikuosiu, taip nėra. Tikrai ne kiekvienas tiek sąmoningas ir Bet čia ir tai yra labai žmogiška. Aš pritariu, bet čia Paulius sakė, pasidalinti. Man atrodo, vadovo darbas iš dalies yra užtikrinti, kad kultūra būtų tokia, kokios siekia organizacija. Apskritai organizacija. Ir jinai gali būti visokia. Jinai gali būti ant performerių darom, nieks nežiūrint, ten keikiamės, važiuojam į priekį ir it's. Bet vadovas, man atrodo, jo darbas yra taip, rezultatai, pardavimai, tikslai, strategija ir visa kita. Kita dalis, tai su kuo tu tai pasieksi? Tai su žmonėm, ar ne? Stebėti. Vis tiek jauti, kiek žmonės, kas nutiko, ar kažkas įvyksta. Kartais paklausti aktyviai, bet čia yra, to, team leado ar vadovo. Aš tai galvoju, kad, irgi tas vadovas irgi ne šventasis ir nėra robotas, kur čia viską labai gražiai atlieka. Aš galvoju, kad organizacija dar turi be to kultūrinę fono procesų, aplamai visos politikos organizacijos, kokia jinai skaidri, kryptinga ir taip toliau. Reikia duoti įrankių, turi būti įrankiai. Tai kiekvienas vadovas turi savo stiprybių ir savo silpnybių, ne? Tai ne kiekvienas turbūt yra galimai stiprus vesti tokius pokalbius, galvoti, kaip čia, ką čia pasitelkti, kaip spręsti konfliktus kažką, kaip susirinkti nuomonę, kaip pajausti, kad gal kažkas negerai. Tai tam egzistuoja įvairūs įrankiai, įsitraukimo tyrimai, apklausos, 360 vertinimai, Čia tiesiog dabar įvairios sesijos, pavyzdžiui, mes darom kelis metus išėlės grįžtamų ryšio sesijas, kur teikiam vieni kitiems, reiškia, padaliniams ir žmogui, nuo žmogaus iki padalinio ir iki vadovo, top vadovo, grįžtamą ryšį. Tai už ką nori padėkoti, kas yra gerai ir kur norėtų, kad būtų kitaip. Ir ta gaunančioji pusė, jinai tada sprendžia, kur adekvatu, kur jinai ką gali padaryti, iš tikrųjų atliepti, kur, yra neadekvatu, trūksta žmonių, tai čia nėra žmonių, nėra. Bet tai yra, sakau, tai yra tas įtampos taškas, kurį tu gali kažkaip tai reguliuoti, bet tu jie niekada nespręsi, nes tų žmonių niekada nebus tiek, kad tu galėtum stovėti pas tave eilė už durų ir tu čia renkiesi, aš tą noriu, tai ne. Bet tu komunikuodama tada gali atliepti jau šitą. Taip, ir tu gali, ir mes praktikavom tai, kad tada tas padalinys, tas gaunančioji pusė sako, mes iš visko išsirinkom 3 dalykus, ką mes bandysim atliepti, mes darysim tą ar tą, arba kažkaip, žodžiu. Ir tada visi mato ir tu matai, kad tave girdi, tu matai, ką kita pusė nori, turi tą intenciją spręsti, atliepti, padaryti, kad būtų geriau. Ir va tokia kuria tokį susikalbėjimą kažkokią, Ir iš principo mes tokias sesijas darėm 3 kartus. Ir tu matai, kaip kiekvieną kartą nuo tos aplinka kalta, kur mes auka, o ten tie daro tą negerai ir tą negerai. Ir ten sąrašai buvo tokie, o kur gerai, tai reikia pagalvoti. Ir kaip tie sąrašai, kur gerai virto tokie, padėkų sąrašas toks, o jau kur galėtų daryti kitaip, trumpėja ir tikslingesni norai, lūkesčiai yra kitiems, suprantant visą bendrą kontekstą ir pasitelkiant emocinį intelektą. Tai tokių, galima būtų kalbėti, kokie dar galėtų įrankiai organizacijai padėti, sukurti tą terpę, vykti tiem švėl prie savo diskusijų, ir konfliktinės situacijas spręsti, kaip pastebėti, kur yra, nes tikrai neateis ne visur ieškoti pagalbos ir tik tai HR-as, pavyzdžiui, pamatys, kur jau užpuliavę, ten užgangrenavę, kaip sakė, kur ten ilgai, priėmus sprendimą dar ilgai užtruks, kol grįš į geresnę būklę.
Tai vat gal kažką Aš pritariu, kad irgi mūsų diskusijai man tokia gimė mintis, kad mums reikia mokytis konfliktuoti, nes atrodo tokia jau visiškai išsemta tema, nes būna konfliktų valdymas ten klientų aptarnavimo sričiai, pardavimų sričiai, organizacijų tarsi visi kaip ir moka. Bet akivaizdu, kad nemoka. Ir išmokus tam tikrų metodikų, tada galbūt būtų lengviau ir tą konfliktą inicijuoti ir tada sukonfliktuoti ir išeiti, kaip tu sakai, su ta energija pozityvia, kurią mes užsiauginom konflikto Aš nesakiau su pozityvia energija. O kokia Aš sakei? nesakiau. Su daug energijos. Su energija, Su jo. energija veikti. Jo. Su energija veikti, o ne, Taip. nes kai būna tas neišsisprendžia konfliktas, juk energija krenta. Ir tada supranti, kad nieko aš čia nepadarysiu, nieko aš čia nepasieksiu ir iš viso viskas yra blogai. O naudojant kažkokias teisingas technikas, galbūt galima ir išėti su tą energiją. Mes dabar padarysim, mes įspręsim. Tai pagalvojau, kad reikėtų pasimokyti. Kažkaip vis tiek atrodo, kad pirmas žingsnis turi būti susivienodinti tai komandai, vadovams ar dar kažkam, ką reiškia tas konfliktas. Nes čia kalbam ir aš kiekvienas kalbu iš mūsų, jaučiu, kad kiekvienas turi savo atspalvį su to konfliktu. Ir man atrodo, čia vis tiek vienas iš pirmų žingsnių tiesiog padėti ant stalo, mes turim konfliktą ir kaip kiekvienas iš mūsų tą konfliktą supranta. Gal toks. Gal net nebūtina įvardinti konfliktų, mes turim situaciją, spręskim. Gal kartais konfliktas kaip žodis labai gąsdina. Bet gal ir susitarti, kad mūsų komandai žodis konfliktas tai negąsdina, nes galim ieškoti, žinot, problemą, iššūkis ir visą kitą pukuoti, ar ne? Bet sakyti, kad žiūrėkit, gal kol nėra labai konkrečios problemos, ar ne, ar konflikto, ar situacijos, sakyti, kad konfliktas mums kuria energiją. Man atrodo, pavyzdžiui, viduje kažkodėl, kad kol žmonėm rūpi, tai va tada ir būna tų konfliktų. Blogiau, kai jų nebebūna. Ir va tada, man atrodo, kad visi susitaiko, aplinka kalta, aš čia gaunu atlyginimą, ateinu, padarau, ko iš manęs reikia, nedaugiau ir viso gero, ar ne, ir metu visą kitą. Tai man atrodo, jeigu aš vis tiek galvoju, kad darbe praleidžiam tiek daug laiko, man labai svarbu, kad su tai žmonėm man būtų gera būti, ne, ir ten kažką daryti, ir ginčytis, ir visą kitą. Tai aš artinu, kad it's okay pasiginčyti, ar ne, ten po to nepereiti ant tu, o kalbėti apie idėjas ir mokytis, kaip nesuasmeninti tų dalykų, ar ne, kad kalbu apie Aušros ten kažkokį sakinį, bet ne tai, kad Aušra tokia ar anokia. Išmokti pasakyti, kaip aš jaučiuosi, nes labai svarbu, tam konflikte ir save pagauti, ar ne, tai turbūt irgi tai pradedi groti, palaukti, man jau čia pyktis, jau veržės, ne, sustoti išmokti labai daug dalykų. Man atrodo, pasimokius komandai ir susitimbildins, ir pažins vienas kitą, ir nebijos tų konfliktų, ir bus tos energijos. Bet savaime nuneigti konfliktų aš tai nenorėčiau, man atrodo, jie kuria. Tik tai kaip jie valdomi, jie gali tada, ta prasme, griauti. O jeigu juos užspaudžiam, tada dar blogiau, ar ne, kad tipo mes taip, čia padarom, nežinau. Bet ar jūs naudojate organizaciją žodį konfliktas? Na, irgi tas klausimas. Nes mes nenaudojam, mes sprendžiam situacijas. Bet sakyti, kad čia dabar sprendžiam konfliktą? Ne. Aš tikrai nesakyčiau, kad vengiam, kad tai dažnai nutiktų, nes turbūt jų nekyla taip dažnai, bet jeigu tai būtų konfliktas, mes vadintumėm konfliktu. Mes jo Mes kažkaip neįvardinam. Bet aš taip Nepavadintumėm galvoju, neprisimenu tokios situacijos, kuri būtų įvardinta kaip konfliktas konfliktas. mūsų atveju yra daugiau Tai yra vis dėlto daugiau ne situacija, daugiau. o vis dėlto tas neigiamas emocinis fonas, kai žmonės nesusitarė, kai... Jo. Problema pyktis. nesutarimas, bet būtent konfliktas, aš irgi, Taip, kyla pyktis. gaunu tas užklausos į tą temą, tai žodžio konfliktas tikrai mažai kas naudoja. Nebent būna, mokymo ieškom konfliktų valdymo. Su klientu. Su klientu. Bet vis tiek, tarkim, aš pernai irgi ieškojau, tai aš ieškojau kitą prasme konfliktų valdymo. Aš ieškojau iš vadovo pozicijos, būtent kai yra naujas vadovas, be vadovavimo patirties, ta prasme, naujas ne organizacijų, o jo čia pozicija nauja. Ir kaip jam, valdyti tas visas nepatogias situacijas, nepatogius pokalbius, nes, kiekvienas tas naujas vadovas gauna challenge. Darbuotojai, aišku, eina, tie nepatogus pokalbius, nori didesnį atlyginimą, nori kažko, kaip tą, ne? Ir tu, tarkim, negali to pažadėti, negali duoti, kaip vesti tokį nepatogų pokalbį, bet ir išlaikyti, kad ir darbuotojas suprastų, išeitų, kaip čia, be tos neigiamos emocijos, bet ir tu liktum, ne? Nors, kad tai vyktų tas pokalbis konstruktyvus, ne? Kad būtų aišku, skaidrus, tai nežinau, tai pavyzdžiui, bet aš
per tą prizmę tai suvedžiau į konfliktą, ne, nu, bet tai tos visas, kas nepatogu, nes konfliktuoti dažniausiai yra nepatogu. Ypač mes lietuviai, mes, nu, tarsi, kultūriškai, ne, tikrai ne tie, kurie labai, nu, mes turbūt labiau esam tie, kurie nutyli, susitaiko, ieško kitų būdų, apėjimų, aptekėjimų, nežinau, nu, visame kame, ne, tai tiek mūsų, pažiūrėtai, įstatymų leidyba, tiek, nu, visame kame mes tokie esam. Ir gal jaunesnė karta jau dabar nebijo pasakyti tiesiai savo nuomonės, tiesiai savo pozicijos, keisti, nežinau, na, neužsistovėti vienoje vietoje. Bet šiaip bendrai tai mes tokie esam, nu, tokie aptakesni ir tas, vat, nu, nežinau, eiti sąmoningai į nepatogią situaciją ir ją sukelti, na, nedažnam yra komfortas ir noras ir dėl to turbūt yra daug kas nutylima. Nu. Tai tikėkime, kad šitą diskusiją paskatins bendrai susėsti daugiau prie vieno stalo, įvardinti, ar tai būtų konfliktas ar situacija ir panašiai, ir tiesiog bendrauti, nes man atrodo, per trumpą laiką prie vieno apvalaus stalo galima tikrai daug ką nuspręsti ir aptarti, kaip mes tai padarėm. Tai tikėkime, tai ir kiti padarys.